Ar kada pagalvojote, kad mažas dronas gali pakeisti visą pilotavimo patirtį? Jeigu ne, tuoj pat parodysiu, kodėl naujasis DJI Neo 2 gali būti būtent tas, kuris jūs nustebins labiausiai. Tai yra dronas, kurio idėja paprasta – duoti jums maksimaliai daug galimybių kuo paprastesniu būdu. Ir pirmas dalykas, kuris krenta į akis – patobulintas dizainas, kad net dabar Pro Maxoje vadiname jį mažąją avatą. Tačiau tikrasis įdomumas prasideda nuo valdymo. Neo 2 reaguoja į rankų gestus. Pakeli delną, juda aukštyn ar žemyn, pasuki ranką, keičiasi jo padėtis. Net Quick Shots režimus dabar galima perjungti šoniniais mygtukais, o visas pasirinktas funkcijas matysite mažame priekinėme ekranėlyje. Ir čia nėra vieno teisingo būdo jį valdyti. Rinktis galima viską, kas jums patogiausia. Telefoną, įprastą pultą, išmanųjį DJI pultą, tik tam prireiks ryšio siųstuvo, o jeigu norisi įspūdingos patirties, DJI akinius su judesio valdikliu. Neo 2 filmuoja 4K raiška 60 kadrų per sekundę. O jeigu norisi sulėtinto vaizdo, 4K 100 kadrų per sekundę. Taip pat nuo šiol galite išgauti ir vertikalų turinį, puikiai tinkantį socialiniams tinklams. Kalbant apie kliūčių aptikimą, droniukas mato kliūtis į visas pusės dėka papildomų jutiklių. Ir dar vienas dalykas, kurio tikrai nesinori nuvertinti – 49 GB vidinės atminties. Tad dabar smalsu, kuri Neo 2 savybė jūs nustebino labiausiai?